Na gerai, sveiki susirinkę rašytojai, skaitytojai, kritikai, galvų kapotojai. Tai turbūt svarbiausias, mano galva, turėtų būti ir didžiausias, bet publika virtualybėje sėdi. Tai mano galva svarbiausias Lituanikono renginys arba seminaras, arba kaip jį pavadinsim, prasidėjęs šiemet labai anksti, ar ne kovo, ar balandžio mėnesį. Ir jau tikrai įsisiūbavęs nuo rugsėjo 1-osios, ypač Discordo grupiai. Tai fantastinių Lituanikono apsakymų konkurso aptarimas ir vizualiojo meno konkursinių darbų aptarimas, nugalėtojų skelbimas ir apdovanojimas be jokios abejonės. Turim šiandien labai gausią, gražią komisiją, kurią sudaro patys ir pačios. Tai ne tos pačios, apie kurias pagalvoti. Tai pirmiausia, svarbiausia teisėja. Ar tu norėjai pristatyti? Gintaras. Vardą pamiršau. Tu suakmenėjęs sakas, atrodo. Juokauju. Gerai, nepykit. Taigi turim Gintarą Ivanicką, turbūt mūsų dažniausia ir daugiausia teisėjaujantį komisijos privalomą narį. Tai kviečiu iš karto į viršų užimti savo vietą. Toliau. Rašytoja, skaitytoja, kritikuotoja ir irgi daugkartinį teisėją bent keliom prasmėm. Tai Justina Žilinska. Vieną praleidžiam. Dar vieną žymę rašytoją, skaitytoją ir ypač kritikuotoją ar gyrėją Rasą. O kokia tavo pavardė, Musteikytė, ne? Kaip? Kurtinaitytė, labai svarbi pavardė lietuvių krepšinio bendruomeniai. Ir, na gerai, atleisiu šį kartą, Barzdą Andrių Andrėną Guzaitį. Irgi gausiai rašanti, kritikuojanti, be jokios abejonės skaitanti ir labai daug šnekanti. Tai mikrofoną perduodu Arnitai, kuri moderuos visą šiandienos šitą renginį. Atkreip dėmesį pirmąjį, kuris daug šneka. Neleisiu daug kalbėti. Taip, kadangi mes apdovanojimus teikiam, pokalbis palauks, pirmą įteiksim apdovanojimus ir įteiksim ir vizualinio meno konkurso apdovanojimus ir literatūrinio. Tai labai gerai, kad komisija jau sėdi, nes dar bus papildomų apdovanojimų galbūt. Taip, tai pradedam nuo jaunimo, vaikų ir jaunimo vizualinio meno konkurso laimėtojų. 3 vietą laimėjo Goda Grucytė. Yra! Ačiū labai. Tuoj dar diplomas, atsiprašau. Darbai visi kabo 3 aukšte, reiks eit pasižiūrėti paskui. 2 vietą sveikiname laimėjus Dorotėją Matonytę. Ačiū už dalyvavimą. Ir sveikiname 1 vietos laimėtoją Liuciją Šerelytę. Jeigu kas pažįstat Liuciją, pasakykit, kad gali ateiti iki info stendo ir ten mes perduosim dovaną. Taip, tada pereinam prie suaugusių, taip pat vizualinio meno konkurso. Labai gražus darbai irgi, kas dar nematė, nueikite į 3 aukštą. Turime 3 vietos laimėtojas Moloiko. 2 vietos laimėtoja Greta Navickaitė. Taip. Ačiū už dalyvavimą.
Ir komisijos nuomonė pirmą vietą laimėjo Jonas Balkevičius. Jonai. Taip, tai visus, kurie pavėlavo ir jeigu pažįstat netėjusius, tai praneškit, kad galima ateiti į infocentrą. Ir dabar turime tokį intarpą, komisija turi savo apdovanojimus. Tai prašom, kuris čia pirmas nori pakalbėti. Taip, tai gerai sakė, kad Andrius mėgsta kalbėti, aš irgi žinokit mėgstu kalbėti. Tai va, darykim lenktynės, kas daugiau žodžių pasakys per 10 sekundžių, ar ne? Iš tiesų, tai šiemetinis konkursas džiugino tą blogąją prasme. Tai yra, kad viskas labai gerai jame buvo ir po gana ilgo laiko, sakyčiau, prabėgimo realiai išsigandau. Ir išsigandau labai paprasto dalyko. Va kažkada mes su šituo jaunuoliu buvom naujoji banga. Pasižiūrėkit, bangos, kaip sakant, kuo keturos pasipuošė ir panašiai. Tai va, tai atrodo, kad vis dėlto, pasižiūrėsim, aišku, kas čia tas premijas laimėjęs, galbūt čia, kaip sakant, staiga yra. Tai va, bet smagu, kad panašu ateina, kad ateina nauja banga. Ir tas tikrai miela ir labai gerai nuteikia. Tai va, ir pagalvojau, kad, kadangi jau esu naujoji banga, kuri jau nukeliavo tolyn, tai gal reikia visgi tai bangai pradėti daryti kažką daugiau naudingesnio, negu vien tik tai ten skaityti apsakymus ir juos komentuoti. Ir pagalvojau, kad noriu paskatinti žmonės, tarkim, tiksliau žmogų, vieną konkretų, kurio kūrinys man labai patiko ir kuris, manau, tikrai nusipelno pagirimo ir paskatinimo rašyti, galbūt dar bus, kad tai žmogus rašo ir gal geriau už mane rašo, visaip gali būti. Tai va, tai ir tada žiūrėdamas ir tuos kūrinius, kurie man patiko, kuriuos aš išsirinkau, nusprendžiau, kad vienas būtent nusipelnė taip vadinamos Maumo literatūrinės premijos. Tai va, tai parengiau pažymėjimą, kuriame yra aprašyta už ką ir ten yra parašyta, kad už tai, kad už atmosferą ir man labai patikusi žodyną ir kas dar pasižymėjo tuo, kad tas žodynas buvo susietas su atmosfera. Tai yra labai gražiai sukabintos metaforos su tuo, kas vyksta. Ne visiems tai pavyksta ir va dėl to man labai patiko. Ir va čia yra nedidelis suvenyras, kurio reikia neišsigąsti naktį. Tai va, tai aš dabar norėčiau pakviesti į sceną žmogų ar žmogę, kuris arba kuri pasirašė slapyvardžiu Severiūtė. Yra? Ir parašė apsakymą Brolis. O dabar perduodu savo gerbiamam kolegai. Jo, viską, kas protinga Justinas jau pasakė, tai per daug netemdamas gumos, nes dar laukia pagrindiniai nugalėtojai, laukia diskusija ir visa kita. Tai aš irgi parengiau diplomą ir dovanėlę. Taip, už ką tai parašyta? Už šviesaus liūdesio jausmą. O kam čia vėlgi, ta prasme, aš Discord'e ten pabandžiau paprovokuoti žmonės, sakiau, pabandykite atspėti, tai baigėsi labai liūdnai, nes visi iškart pasakė, kad jeigu Ivanickas, tai duos premiją už katukus. Tai norėčiau pakviesti Aušrą Strazdaitę Ziberkienę į sceną. Šaunu, šitas irgi veikia, tai gali tą pasilikti kol kas. Gerai. Taip, tai... Aš paturėsiu. Taip, o dabar mes turim didelę garbę paskelbti komisijos išrinktus 3 daugiausia intrigos ir daugiausia šiurpo sukėlusius kūrinius.
Tai 3 vietą laimėjo Ainis Balsys. Už apsakymą. Už apsakymą Vizitas. antrą vietą sveikiname laimėjus Austėją Masliukaitę Liubinienę. Už apsakymą Investicija. Ačiū. Dar maišiukas. Ir taip labai juokingai sutapo, kad kas kalbės ant scenos, mes tarėmės anksčiau, negu buvo paskelbti rezultatai. Ir pirmą vietą laimėjo Rasa Kurtinaitytė. Už apsakymą. Už apsakymą. Maserati. Jei. Prašom grįžti į vietą. Galima, be abejo, galima. Rašykit prabangiai šitą kartą. Taip. Taip, be abejo. Aš tikėjausi, kad nugalėtojai bus paskelbti pabaigoje, tai labai skubėjau. Taip sakant, simbolinį daiktą. Aš jau minėjau, kad šiemet konkursas prasidėjo labai anksti, o aptarimas kiek vėliau, tai yra rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje prasidėjo. Ir Discordo grybai, manau, kad tikrai padarė labai didelę įtaką visam fantastinio apsakymo judėjimui. Ir, aš tai sau leidau Discordo grybų vardu įsteigti discordišką prizą nugalėtojai. Atsiprašau, nespėjau baigti, teks pačiai pabaigti vertis, bet turėtų būti taip kažkaip. Čia likučiai. Nieko neliko, žinokit. Beveik, aš labai skubėjau, labai stengiausi. Taip, tai iš tikrųjų korupcijos jokios nėra, nes mes tikrai turiu susirašinėjimus, kad mes susitarėm kalbėti anksčiau, negu buvo paskelbti apdovanojimai ir visai tokia smagus nutikimas. Turiu vandens, kai per daug kalbėsiu, tai tada duosiu atsigerti. Taip, tai labai smagu. Iš tikrųjų labai smagu, kad tas literatūros konkursas auga ir kiekvienais metais atrodo vis didesnės audros ir bangos banguoja per Discordus, Facebookus ir kitas draugų pasikalbėjimo vakarėlius. Ir tarsi taip po truputį auginama galbūt irgi ateinanti karta rašytojų, kurios paskui pirksime knygose, matysime. Tai tas yra labai smagu. Ir šiandien kviečiu pasikalbėti iš tikrųjų ir publiką labiau įsitraukti, kadangi visi turbūt čia atėję šiandien esate skaitę visą tai, ką publikavome, ką parašė autoriai. Tai jeigu turit kažkokių pastebėjimų, aišku, prisijunkit. Tai va, tai dabar po truputį tada iš eilės kviesiu pareflektuoti, kadangi skaitė turbūt irgi jau ne vienus metus, kaip jums patiko ta tema, siaubas, kaip jinai buvo įgyvendinta ir ar pavykdavo atpažinti autorius beskaitant, kas čia galėtų būti, kadangi vis tiek vieni kitus plius minus dalis pažįstam. Tai gal iš eilės tada, gerai? Dėkui labai. Tai jau taip, konkursas jau net nežinau kelintas iš eilės, atidžiai skaitomas, komentuojamas ir taip toliau. Tai pradžioj nuo temos pradėkim, kad mano kuklė nuomonė, siaubas yra siaubingai nedėkinga tema, nes viena tikrai daug
matę, esam skaitę, taip toliau. Kitas dalykas, tai iš karto kaip ir reikalavimas sukelti emociją. Mano nuomonė, pats sunkiausias autoriui, kaip čia, siekiamybė yra būtent sukelti emociją ir dar emociją, konkrečią emociją, ne tai, kad kažkas ten ras vieną, kažkas kitą. Tai tuo atžvilgiu buvo gal kiek ir nedėkingas, tačiau vėlgi, prisiminus praeitų metų, už praeitų ir taip toliau, manau, kad kiekvieną kartą girdėjom, oi, kaip ta tema sunki, ten nedėkinga, dar kažką. Nu, tai va, padėjavom, lietuviška duoklė atiduota. Pereinam prie gerų dalykų. Kaip kolegos jau minėjo, šiemet tikrai labai mažai yra tokių, kur skaitai ir sunku skaityti. 5 metai atgal jų buvo mažiausiai pusė, kad darbas būdavo perskaityti. Šiai dienai, sakau, buvo pora, iš kurių taip jau norėjosi biškį pasišaipyti, bet šiaip jau didžiąją dalim tai buvo, jeigu ir nelabai geri, tai kaip minimum adekvatūs kūriniai, kas yra labai labai džiugina. Toliau žiūrint į tai, vėlgi grįžtam truputėlį prie emocijų ir panašių dalykų, kad jau šį kartą tema siaubas, man asmeniškai sunku buvo net savo asmeninį kažkokį topą išrinkti. Nes taip, kad surast kūrinį, kuris man būtų užkabinęs kažkiek siaubingumą, atitiktų, reiškiasi, ir kitus reikalavimus, nelabai to buvo iš tiesų. Vienintelis, kuris, taip jau savo pasidėjau, kad man patiko, tai buvo Aki žiūri į duris. Justinui valio, dėja šiandien nedalyvauja, man atrodo, ne šitam Justinui kitą turim. Už kitus dalykus čia, kaip sakom, neperkelnėkim. Tai va, tai toksai, ko gero, trumpa greita apžvalga viso to reikalo. Ir be abejo, didelis ačiū Austėjai už užkurtą Discordo serverį, nes Facebooko komentaruose labai fainai rašyti kažką, bet vis tik tai pasiekiamumas ir komentavimo, kaip čia pasakyti, tas sniego gniužulas, kuris pats apsilipdo ir pradeda įgauna inerciją, ten yra pernelyg lėta. O Discordai iš tiesų išsivystė didelės diskusijos. Aš tada galbūt apie tą siaubą dar šiek tiek nuo savęs pridėsiu, kad iš vienos pusės pliusas yra tas, jog geriau negu, sakykime, kad ir praeitų metų tema miestas, nes tai yra daug platesnis dalykas. Ta siaubą gali išvelgti realiai bet kur ir iš bet kokio gyvenimo elemento jį sukurti. Ir nėra tokių griežtų rėmų. Bet iš kitos pusės siaubas yra be galo subjektyvus dalykas. Dažniausiai žmonės pritarė, kas yra liūdna arba kas yra juokinga, bet irgi aš sekiau tas diskusijas Discordo visų metu. Ir kaip stipriai išsiskiria nuomonės, kam vienas kūrinys buvo labai baisus, o kam visiškai nesujudino net menkiausias to šiurpo gyslelės. Tai iš tiesų aš net neįsivaizduoju, kaip komisija sugebėjo įvertinti, kuris čia baisiausias iš tų kūrinių ir buvo. Nu va, aš pati netgi galvojau, kurie man labiausiai patinka ir tokias net 3 kategorijas išskyriau, nes su siaubo tema neįmanoma pataikyti vieną. Tai kurie kūriniai man buvo baisiausi, kurie kūriniai buvo įdomiausi ir kurie tiesiog labiausiai patiko. Ir šitie 3 dalykai nebūtinai susilygiuoja. Kai kuriuose kūriniuose persidengia, bet ne visuose. O dar buvo toks klausimas, ar buvo lengva atpažinti, kas rašė. Aš tik 2 metus čia dalyvauju, tai nelabai dar to žmonių balsą įsikirtau. Tai man asmeniškai nebuvo labai lengva, bet man įdomu, ką jau ilgamečiai komisijos nariai pasakys. Jūs turite. Galiu? Okay. Gerai, jeigu kalbėti apie siaubą, tai aš kaip tik manau, kad tema tikrai yra labai patogi ir tikrai daug platesnė negu koks nors drakonas ar miestas. Tai čia šitoj vietoj. Bet yra kitas dalykas. Aišku, siaubo etalonas turbūt daugeliu iš mūsų tai vis dėlto yra Kingas. Nes jisai tikrai moka išgąsdinti. Prisipažinsiu, nei vienas kūrinys manęs iš šitų, kurie buvo šitame konkurse, jisai neišgąsdino. Nors supranti tam tikrose vietose, kur tikrai yra baisu ir Maserati galutinė idėja yra tikrai baisi ir tikrai labai gera.
tarkim, ne tai, kad bet tiesiog, ne visiems duotas Kingo gebėjimas ištraukti iš kažkokios elementarios smulkmenos tą tikrai didelį šiurpą. Aš žinau, kad yra nebijančių Kingo, aš esu iš tų, kurie Kingo tiesiog negali skaityti, nes aš paskui sapnuoju visą tai iš naujo ir man tada yra blogai. Tai va, bet šiaip tai, aš kai skaičiau tuos apsakymus, aš nevertinau, kuris siaubingiausias, aš žiūrėjau labai paprastai. Gera istorija, geri veikėjai, gerai parašyta. Ir man buvo nesvarbu, kad, tarkim, tenai mane labai išgąsdins. Aš, tarkim, matėsi, kur tas siaubas yra stumiamas, žodžiu, bet nori tau įsiūlyti. Nu, va čia, jeigu jau parašys, kad ten, nežinau, kažkokia mėsa atsiras ar ten dar kažkas, čia jau turi būti baisu. Nevelnio siaubas, kaip teisingai pastebėta, individualu. Tai va, ir man labai tikrai džiugino, kad vat šiemet, kai išsirinkom 10-tukus, tarkim, nes, nežinau, bent jau aš išsirinkau 10-tuką, aš tikrai dėl visų buvau tikras, kad jie visi yra iš esmės gerai arba bent jau tikrai neblogai parašyti. Kad jau nebėra taip, kad tu skaitai ir matai, nesusisieja mintis, giminės išsivaikšto, laikai, dar ten kažkas. Tai va, visi šitie dalykai tikrai. Ir tarkim, antrą vietą, vėlgi, gal užbėgsiu už akį Gintui, bet veikėjas tiesiog tobulas. Va tai buvo super. Tikrai buvo puikiai sukurtas veikėjas. Tai labai tas dalykas visus sužavėjo. Ir vėlgi išduosiu virtuvę, mes komisiją sprendėm, ką daryti, kuriam duoti pirmą vietą, Maceračiui ar investicijai. Iš tiesų, mums buvo tikrai sunku. Aš čia trumpam įsiterpsiu ir iš tikrųjų taip, jeigu būtumėm turėję daugiau statulėlių, tai galbūt ir daugiau tų pirmų vietų galėjo būti, bet tiesiog irgi kiek prizų turėjom, tiek reikėjo pasidalinti. Bet dabar bent išduosiu savo paslaptį, kodėl aš pasirinkau Maceratį, o ne investiciją. Dėl to, kad Macerati turėjo mokslinės fantastikos elementą, ko nebuvo daug. Visi bandė eiti per mėsą, kraujas, geriausiu atveju fantasy ar kažkas panašaus, mistikos truputėlį. Macerati turėjo gerą, negirdėtą, kažkaip tas būtent sąmonės plėšimas, bet taip gabaliukais. Bet šitas galbūt yra apie tą sąmonės atėmimą, ten perkelimą, ten pašeklį ar kažkas panašaus, bet va tas toksai sąmonės sudraskimas, kad paskui kitam po gabaliuką, labai gerai. Tai va, tai žodžiu, man tikrai patiko, jūs girdite iš mano egzaltuoto balso ir dabar aš perduotu Gintautui, kuris kalba daug ramiau. Ramiau, to labiau, kad tu viską kaip ir pasakėjai, žinai. Ir iš tikrųjų, tas grįžtant prie tos pirmos, antros vietos, tai jeigu, žinai, pasakyčiau, kad ten viskas buvo per Marytės plauką, tai, kaip pasakyti, labai smarkiai praplėščiau tą distanciją, iš tikrųjų, žinai. Bet, yra kaip yra ir šitą, vėlgi, aš tada galiu savo pasakyti, kodėl finale vis dėlto iš dviejų reikėjo, ta prasme, rinktis ir kodėl vis dėlto neprieštaravau, taip sakant, bendrai komisijos nuomoniai, neguliau kryžių ir panašiai. Man būtent siaubo klausimų, tai turbūt Maceratis man buvo baisiausias. Jis manęs neišgąsdino, aišku, nieko, bet tas banalumas ir be jokios emocijos, būtent tai, ką daro, absoliučiai šaltų veidų, be jokios emocijos, dėl pragmatiškos priežasties, tai yra turbūt, vis dėlto tai yra baisu. Žinai. O šiaip, nežinau, mes čia kaip rutuliuosim tą diskusiją, bet mes paskelbėm porą paskatinamųjų premijų, pirmos 3 vietos, bet realiai čia laimėtojais reikėtų skelbti, aš nežinau, turbūt kokią iš tų 7-8 ir tai netgi mažai, sakyčiau. Nes iš tikrųjų gerų darbų šiemet stulbinančiai daug ir kaip jūs nesako, mes ten vėlgi kiekvienas turėjom išsirinkti savo 10-tuką ir kiekvienas matė, kad tam 10-tuke labai, visi darbai yra geri tikrai ir viskas puiku ir tie 10-tukai nebūtinai sutapo, vadinasi, darbų buvo tikrai daugiau negu 10, kurie tikrai rekomenduotini ir kuriuos tikrai reikėtų tiem, kas dar neskaitė, persiskaityti, kabo visi tie konkursiniai darbai iki šiol Lituanikono puslapį ir dar ilgai turbūt kabės. Taip kad šiaip iš principo
nuo visos komisijos manau, kad niekas nepaprieštaraus. Aš tikrai noriu labai padėkoti visiems rašantiems, kad jūs rašot, kad jūs mokat rašyti be klaidų, labai ačiū. Ir kad tikrai daugelį darbų skaityti buvo ne kančia, o malonu. Taip, iš tikrųjų buvo įdomus dalykas tai, kad, kadangi konkursą čia ir iš jūsų nuomonių, iš apklausos nuomonių, nusprendėm paskelbti ir temą paskelbti anksčiau, kad žmonės turėtų daugiau laiko rašyti, bet pačių darbų labai ilgą laiką negavom ir paskui pradėjom gauti ir buvo ten, jau kai pradėjom kalbėti su komisija, tai gal buvo kokie 5-6 darbai ir kalbėjau, gal ir nebus ten tų daug darbų, ir, nes iš tikrųjų pats tas žanras tarsi atrodo, kad būtų sudėtingas ir baisus pabandyti rašyti, bet iš tikrųjų darbų buvo daug. O tai tada dabar klausimas jums tada apie lūkesčius prieš pradedant skaityti, nežinau, pirmus kūrinius ir ar tikėjotės, kad žanras diktuos kažkokią formą ir kokią formą jūs, nežinau, nustebino, ar matėt labai kažkokio atsikartojimų beskaitant tos kūrinius? Kas nori? Taip ir vaikščiosim pirmin atgal. Gerai, tai vienas dalykas iš tikrųjų, kad daug labai atsikartojimų nebuvo, aš pasakyčiau, pakankamai saviti visi tie darbai. Buvo pora darbų, kurie pateisino mano pačius blogiausius lūkesčius. Kur aš tikrai įsivaizdavau, kad turbūt pusė bandys siaubą laužti būtent šitaip. Būtent apie, ką ir Justinas kalbėjo apie tai, kad tu skaitai ir matai, kaip tau bando įsiūlyti tą siaubą, ta prasme. Tai, bet ačiū Dievui, šitų buvo tikrai labai mažai, sakau, realiai pora gal darbų buvo, kurie tokia kryptim nuėjo. O visi kiti ieškojo savų kelių ir pakankamai įdomių ir realiai, jeigu tai pasižiūrėjęs, tai turbūt, nežinau, ten 3/4 iš vis ten jokių siaubų nekvepia. Bet vėlgi, ta prasme, ta tema yra tokia, kad galbūt kažkiek ir subjektyvu, kas vienam baisu, kitam ne ir panašiai, nes Justinas negali mėgoti po Kingo knygų, aš skaitydamas Kingą užmiegu. Tai. Bet vėlgi, ta prasme, buvo viena knyga, buvo Kudžo, kurios aš realiai negalėjau skaityti, nes tuo metu mano sūnui buvo 6 metai, o ten berniukas maždaug tokio pat amžiaus automobilį buvo uždarytas, kur ten tas šuo puldinė, o tada man buvo baisu. Man tai pirmiausia, kadangi kai sužinojau, kad yra 42 darbai, tai pagalvojau, dieve, nes prieš metus tų darbų irgi turbūt buvo panašiai. 37. Bet, pernai tikrai situacija buvo gerokai prastesnė ir aišku, vis tiek yra tasai paprastas pasipiktinimas, kodėl siunčiamas darbas neperskaičius teksto ir neišgaudžius bent jau gramatikos klaidų. Situacija buvo geresnė negu užpernai. Taip, tai reiškia pamažu gerėja. Tai aš labiausiai bijojau to, kad vėl teks brautis per tokį, prastą tekstą. Ir šiemet tikrai nustebino jau, kad tų tekstų gerokai tiesiog matosi kokybės augimas. Kokybės augimas yra tikrai akivaizdus ir tarkim, kai buvo išleistas tas Pašiurpos, atsimenu, rinkinukas, tai jau šitas už Pašiurpas atrinkus čia, jau vėl tokį rinkinuką, čia jau už Pašiurpas lipame aukščiau, nes tikrai yra visokiausių. O dabar dėl pačio, ką galvojau dėl pačio siaubo, tai kaip sakiau, aš per daug nesukau galvos apie tą siaubą. Man svarbu buvo bendrai, kūrinys, kad būtų. Ir kai vienas dalykas, supratau, kad mes visi matė labai daug siaubo filmų. Tai ten, kur būdavo bandoma parašyti siaubo filmą, labai dažnai tai nesuveikdavo. O kur bandoma būtent papasakoti siaubingą istoriją, tenai paprastai ir suveikdavo. Aš gal tada pabandysiu atsakyti tą klausimą apie pasikartojančius dalykus. Aš net reflektavau vakar apie visus kūrinius, tokias kaip ir kategorijas išskyriau, bet jų tikrai daug. Ir tai yra geras ženklas, nes vadinasi, visi kūriniai įvairūs nėra, kad visi bando pataikyti tą patį. Tai sakykime, yra visa sauja siaubo kūrinių, kur yra psichologinis siaubas. Yra
sauja kūrinių, kur yra būtent žiaurus siaubas tenais, ar zombiai, ar mėsos, ar ten kažkas panašaus. Yra kūriniai, kurie tokie, sakykime, klasika, ten vaiduokliai, dvasios, prakeikimai, iškeikti daiktai. Yra ir socialinio siaubo keletas kūrinių, kur būtent galbūt kaip alegorija ar metafora pateiktas kūrinys, turbūt aberacija ir akis žiūri į duris, tai čia jau utopiniai pavyzdžiai, kai per tokią alegoriją, kalbant apie visuomenę, sukuriame siaubo istoriją ir parodoma, kad būtent visuomenė gali būti siaubo šaltinis. Pagalvoju, kad gal nori kažką pridurti, kolega. Dar žvelgtėsiu savo užrašus, nes ten daug buvo. Pora buvo realaus siaubo kūrinių, tai vat Vizitas, kuris 3 vietą laimėjo, Šešėliuose irgi, kur nieko ten mistiško ir keisto, bet tiesiog realybė atrodo siaubinga. Taip pat gana nemažai buvo šiurpių būtybių, visokių padarų ir dažniausiai didžiąją dalimi išgalvotų. Tai labai smagu, kad žmonės tengiasi patys sukurti savo kažkokias mitologijas arba sistemą pasaulio dar nematytą, negirdėtą. Ir galbūt dar paminėčiau ir Sci-Fi ir Kelionė laiku buvo toks mažas gabaliukas, bet šiaip įdomiausia buvo, kad dar... Taip, įdomiausia buvo, kad čia gal ne visai kūrinio kategorija, bet tiesiog toks elementas ne viename kūrinyje pasikartojo, kad personažas arba personažai nuo kažko bėga, nuo kažko slepiasi arba mato kažkokį blogį aplinkoje ir pačioj pabaigoje jie patys to virsta. Tai čia buvo toks vis pasimatantis elementas. Bet šiaip, aš ilgai kalbu ir tai yra ženklas, kad iš tiesų aš irgi galvojau, jog visi taikys į arba tenais kažkokius demonus namuose, arba zombius, arba dar kažką. Tokių buvo tik keli, o visi kūriniai labai įvairūs. Ir net, sakykime, tas vienas su vaiduokliais namie, tai vertas 1 vietos. Tai džiaugiuosi ir dėl kokybės, tikrai. Buvo 2 su vaiduokliais. Bet tik vienas vertas prizinių vietų. Aš dar vieną norėčiau aspektą pakapstyti, tai yra kūrinių, kai kūrinyje yra gvildenama kažkokia tai bendra idėja ar problema, gal geriau įvardinkim kaip problema. Bent porą kūrinių buvo, kurie orientavosi į savižudybės temą, kuri, manau, labai pritinka prie viso šito siaubo, kad ir išnaudoti ir tuo pačiu pajudinti skausmingą tašką. Aišku, grinai iš rašymo technikos žiūrint, jeigu imi problemą, tu garantuotai turi bent kažkokią auditoriją, kuriai kliūva, kuriai jau keli emocija. Tai čia iš vienos pusės naudinga turėti, iš kitos pusės aš tiesiog visada labiau vertinu, net jeigu ta tema nėra man aktuali tiesiogiai, aš labiau vertinu kūrinį, kuris turi tą tokią potekstę, kur yra fantastika, nuotykis, thrilleris ar kažkas, yra viršutinis sluoksnis, bet yra gilesnis sluoksnis, kuris gvildena kažką tai giliau. Tai šiuo atveju turėjom, kaip jau minėjau, bent porą kūrinių, kurie į savižudybės temą gilinosi, turėjom Šešėlius, kurie šiaip jau labai liūdna klasika šeimoj santykių ir tiesą sakant atskirai noriu paminėti kaip labai gerai parašytą kūrinį. Taip, naujo tenai nėra nieko, dėja, bet parašytas tikrai puikiai buvo. Taip. Originalumo kažkiek tai trūksta, bet atlikimas tikrai puikus ir kaip jau ir sakiau, man iš karto irgi pliuso ženklas yra, kad giliau esanti tema. Yra keletas kūrinių, kuriuose lyg ir jaučiasi ta tema, vėlgi, tarkim, elnienos skonis, šviežia elniena, ačiū. Ten labai gerai jaučiasi. Man kaip pragyvenusiam užsienį pakankamai daug metų labai pavyko įsijausti į emigranto bėdas, pavadinkim, nors kūrinys parašytas, tarkim, vidutiniškai, šių metų kontekste vidutiniškai. Seniau būtų buvęs net ir labai neblogas, bet dabar jau kartelė kyla. Manau, kaip ir atsakėm klausimą. Taip, aš dar aišku noriu pakviesti ir publiką, kažkokių, jeigu klausimų turit arba norit kokią temą padiskutuoti, tai be abejo, dėl to, kad, kaip ir minėjau, čia visi savi, daug kas rašė, tai tikrai kviečiu irgi
pakelti ranką arba iš vietos kalbėti, čia galbūt girdėsis. Tai jeigu tik norit, tai galit iš karto dalyvauti. Čia toks truputį jau vienas kitas kaip ir kažkokią mintį pasakėte, bet toks trumpas klausimas. Praėjo kažkiek laiko ir kokią ar frazę, ar kažkokią sakinį, ar idėją, kuri dabar prisimena, nebūtinai ten detaliai apibūdinkite, bet kas nustebino, iš tokio nustebino malonę prasme ir kas, nežinau, kas užsiliko tokia kaip detalė iš skaitytų kūrinių. Ar nustebino, ar užsiliko? Gali apie atsakyti. Užsiliko. Kaip iš pernai metų atkeliavo grybai, iš šių metų atkeliauja seniok. Tai yra tiesiog tos temos, kurios ypatingai užkliuvo, buvo labai lengva diskutuoti, vėlgi tam pačiam Discord'e vis ištraukinėti humoristiniam lygyje ir taip toliau. Tai yra tas, kas užsilieka. Nebūtinai, aš tarp kitko gana aršiai prieštaravau, kad ne, mano nuomonė, tas kūrinys nėra toks vertas, kai mes vieni kitus vertinomės ten ir taip toliau, bet aš turiu pripažinti taip, tai išlieka tokie ryškūs tekstai, ryškūs. Taip, mes dėl to labai, kaip personažas neryškus, bet pokalbio stilius labai spalvingas. Tinka? Tai spalvingas. Persiprašau. Tai aš tada ko gero liksiu prie spalvingo, o dėl kitų dar pagalvosiu kažką gal ir išgvildensiu tokio labiau įsiminusio. Man tai turbūt užsilieka tie kūriniai, kurių pabaigoje lieka klausimas, tai kaip čia iš tiesų buvo. Ir visai norėtųsi, kad magiškai atsirastų autorius ir autorė ir paaiškintų. Tai, tarkim, vienas iš pavyzdžių, kuris, kaip suprantu, nebuvo daugumos topuose, bet man asmeniškai įstrigo tas apsakymas ir nieko negaliu padaryti. Mirties kapsulė. Ir pabaiga nesuprasi, ar jinai teigiama, ar neigiama. Pusė žmonių nusprendė, jog ten yra šviesi ateitis ir koks pozityvas. Mano nuomonė, tam buvo visiškai tamsa ir pralaimėjimas. Tai man būtų įdomu sužinoti, jeigu galėtų. Ar turime čia autorių pasislėpusi tarp kėdžių? Ir nėra. Gaila. Ne, Kiras nesišypsojo, dėl to žmogus šypsojosi. Bet vis tiek neaišku, ką tai reiškia. Taip. Iš tiesų, tas dalykas, kas labiausiai įsimena, tai labai įdomu, nes aš, pavyzdžiui, dabar iš pernai pasakyčiau, kuris įsiminė, baisu, gėda, aišku, smegenys jau ne 20 metų, bet kaip ten, kažkurio ten to... kaip ten, Brian Johnson, ar ne? Tai iš šių metų labiausiai man vis dėlto įsiminė tai, apie ką mes šnekam. Paskutinė Maserati frazė yra labai puikia. Toliau investicija, aišku, tas ryškus, kaip ten sakai, ryškus dialogas, spalvingas, taip, spalvinga kalbėjimo maniera, pavadinkime. Irgi tą apsakymą perskaitai ir viskas, jo nepamiršti. Tu vėl žiūri į sąrašą ir tu jau žinai apie ką. Lygiai tas pats buvo su Maserati. Ir aišku, tas brolis, kurį apdovanojo, man irgi jisai įsiminė, bet man ten patiko atmosfera, kaip sukurta. Tas yra... Tas tam tikras imprintingas, tai yra tikrai labai faina ir labai jėga. Bet paprieštarauti pačiai norėčiau dėl tų neaiškių pabaigų. Man vis dėlto patinka, kad kūrinys turi aiškę struktūrą. Jisai pradeda ir pasibaigia. O jeigu jisai palieka ant klaustuko, tas klaustukas turi būti toks stiprus, kad tau būtų dar įdomu galvoti, kas buvo toliau. Tai iš šitų kūrinių man lyg tai nelabai iš tų atvirų buvo, kad aš galvočiau, tai kas ten buvo toliau. Nes kartais aš galvoju, kad kai autorius nemoka parašyti geros pabaigos, jisai bando apgauti skaitytoją. Palikti jam atvirą pabaigą, kuri yra neužpildyta.
Jo, ką čia prie visų šitų, kai iš principo viską pasakė, ką čia pridurt, bet šie metai, vat vėlgi Justinas prisiminė pernai metus, tai labai gerai lyginti iš tikrųjų, nes šie metai yra tokie, kad realiai pasakykit bet kurio apsakymo pavadinimą ir aš atsiminsiu, apie ką tai buvo. Apie, ta prasme, oloj, mažas gyvūnėlis, kuris pildo norus ir taip toliau. Tęsti tau toliau papasakoti iki pabaigos. Geras, koks čia darbas. Ne komisija, dirbo žmogus. Tai juodas dievas. Černobogas, virtimas tam. Pavadinime viskas. Gedulas. Gedulas epistoliarinė forma parašytas apsakymas apie ten greičiausiai AI ir taip sakant, jo. Prizas bus? Ko aš vargau? Tai va, tai iš tikrųjų šiemet yra šitaip ir, ta prasme, aš ten turbūt pirmas pradėjau skaityti, greičiausiai perskaičiau, tai paskui turėjau tokios prabangos, kad kai atsirinkau savo top kažkiek tai prieš dėliodamas tą galutinį jau 10-uką ir stumdydamas ten ir panašiai, tai aš perskaičiau po antrą kartą tuos atsirinktus dar apsakymus, kad, tikrai nelygioj vietoje ir panašiai būtų, nes buvo apie ką pagalvoti. Dabar, kad, turim iš... Net... Antrą kartą. Buvo tokių, kur, ta prasme, tikrai buvo, kiek aš dabar nepasakysiu, nes čia žmonės vedė statistiką, o aš tai komisijai, man kam reikia. Ta prasme, kiek tokių buvo, aš tikrai nepasakysiu, bet buvo tokių, kur tu matai, kad gerai viskas parašyta, tikrai sklandžiai, puikiai, bet neiškumo jausmas lieka. Tai jeigu žiūrėt vėlgi iš kitos pusės, tai geriau va šitaip, negu ta prasme, kur viskas labai aišku, viską tu supratai, bet, parašyta prastai. Jo. Taip, buvo ir tokių, taip keletas apsakymų, kur, tvarkoj, bet istoriją perskaičiau, bet, jo, tvarkinga, bet neįdomu. Ar negali būti, kad šitas perdozavimas dar tokį turi elementą, ar ne? Šiaip, iš principo, vėlgi, kalbant apie tos su neiškiom pabaigom, tai man ne tiek, kad pačios pabaigos, bet buvo tikrai tokių apsakymų, kur truputėlį mano galva neišlaikytas yra balansas tarp to, kas yra kadre ir kas lieka už kadro. Kur autorius aiškiai turėjo kažkokią mintį, skaitytojas jos nerado. Ta prasme, vadinasi, ties to dar reikia kažkiek tai padirbti, kad jeigu tu kažką tai nori pasakyti ir žmonės perskaitė tą apsakymą, pradeda interpretuoti ir sugalvoja visai kitus dalykus, tai fainai ir gerai. Jo, ir tai yra tobula, bet jeigu absoliučiai neranda to, ką tu norėjai iš tikrųjų pasakyti, tas yra jau yra minusas, sakyčiau. Tai aš dar pridursiu tiek to, be mikrofono, manau, išrėksiu. Žiūrėktų man, gerai, mikrofonas. Aš dar pridursiu, kad vėlgi tarp to, kas palikta už kadro ir kas lieka kadre, nėra absoliučios teisybės. Šičia, nesu Gintautu, ko gero, ginčijomės ne vieną ir ne du kartus. Vieniem patinka, kai daugiau yra aiškumo, kitiem patinka, kai yra mažiau aiškumo. Taip kad vėlgi, jeigu vienas skaitytojas jums pasakė, kad ten nieko neina supras, duokit kitam perskaityti. Arba jeigu kažkas iš karto, tai čia šitą norėjai pasakyti, nepulkit plot rankom, gal jūsų skaitytojas papuolė ypatingai gudrus ir skaitęs kaip tik tuos pačius kūrinius, į kuriuos aliuzijas duodi ir taip toliau. Tas irgi teisybė, aš su to visai sutinku, bet suprantate, aš kalbu būtent ne apie tą pilkąją zoną, kur yra vidurys. Kur ta prasme vienam taip pasirodys kitaip. Bet yra tie kraštutinumai, suprantate, kada nueinama per daug palikta arba per mažai. Dar gal jie nori pasisakyti? Jo, tam buvo klausimas. Mes galvoti nemokam. Aš tai tokį gal paprastesnį klausimą, kalbat apie kūrybą, bet įdomu yra ir kiek patys
tų kūrinių pavadinimai atskleidė patį kūrinį, davė jam kažką, ar tiesiog pavadinimas yra dzin ir nesvarbu, kaip tu pavadinsi, visą laiką svarbiau yra kūrinys ir pavadinimas nieko neduoda. Ar galbūt buvo kūrinių, kur pavadinimas geras, bet ties to ir pasibaigė? Aš tada trumpai gal sureaguoju. Vėlgi, galima surašiuk? Ačiū labai. Jo, šiaip tai pavadinimų buvo, aš tai esu už tai, kad pavadinimas turi būti labai geras. Ir čia tikrai buvo gerų pavadinimų ir ypač pavadinimas turi susikabinti su pačiu apsakymu, mano manimu. Tai tarkim, aš net nežinau, buvo tokių, kad ar gali Šriodengerio katė žaisti su saulės zuikučiu? Nu, gal kažkiek padeda, bet vėlgi, čia nesinori dabar eiti per visus, bet man atrodo, kad pavadinimas yra tikrai labai svarbu ir ten, kur pavadinimas gerai susikabina. Tik tiek, kad būtent tas gero susikabino variantas. Nu, aš atsiprašau, aš ir vėl girsiu Maceratį, nes tai yra paskutiniai žodžiai apsakyme, kurių iki tol nėra ir kurie uždaro ciklą. Bet tai tikrai yra labai geras variantas. Turbūt nelabai kažką tai aš irgi pridursiu, nes šiaip iš principo vėlgi skaitydami ir vertindami ten tos kūrinius turbūt mažiausiai dėmesio kreipiami pavadinimą. Vis dėlto žiūrėjom labiau į visą tai, bet taip, geras pavadinimas visada duoda pliusą ir jeigu tu atskirai tą vieną kūrinį imsi ir žiūrėsi, tai taip ir gerbiu žmonės, kurie moka sugalvoti gerus pavadinimus, man gyvenime tai nėra pavykę. Tai... Nu, iš tiesų, tai permečius akimis, tai dauguma neturi ten kažkokio ypatingos minties, kad pavadinimas padeda išrišti. Dažniausiai tiesiog apibendrina apsakymą arba pasirenka kokią nors vieną jo detalę, kuri tikriausiai autoriui atrodo, kad yra svarbi, arba suteikia kažkokį, sakykime, ironišką atspalvį. Tai net ir investicija. Tu perskaitai ir tau atrodo, kad koks pozityvus dalykas. Ir tada tu supranti, kad čia anti-investicija buvo. Pavyzdžiui, tokie pavadinimai irgi visai smagus, kurie galbūt sarkazmo ir kontrasto gyslelę turi. Aš gal dar pridursiu, kad pavadinimai, manau, yra kiekvienam autoriui panašiai taip pat kaip veikėjų vardai. Kai kas mėgsta įpinti visą istoriją po tuo, kad kas ten slepiasi, kas pakišta. Vat jeigu skaitytojas atras, bus dar vienas smulkus sluoksnis, kuris yra fainas. Tai vat lygiai taip pat su pavadinimais. Kiti visiškai žiūri paprastai, kad, kaip Rasa minėjo, kažką tiesiog esminio iš to kūrinio, ar ryškę detalę, ar veiksmą, ar kažką. Ir viskas. Bet kiek man teko susidurti, pavadinimai būna ir tokie. Ir turiu pripažinti, kad iki maždaug 10 metų atgal aš net nelabai žiūrėdavau į knygos pavadinimą, nekalbant apie apsakymą. Už tai būdavo gana sunku diskutuojant. Ten toks ir toks autorius, tokia ir tokia knyga. Apie ką jie? Ai, šitą. Taip, jeigu bus daugiau klausimų, tai irgi kelkite rankas. Aš turiu dabar tokį, kadangi taip irgi jūs visi esate rašantys žmonės ir dar grįžtant truputį irgi apie tą temą norėjau pakalbėti, tai ypač dalyvavę ir publikoje dalyvavę žmonės konkurse šių metų. Ar turėjot kažkokią idėją ir kai sužinojote temą, tada bandėt pakoreguoti savo kažkokią idėją, kad to siaubo kažkokio daugiau atsirastų, ar tiesiog meditavot ties siaubo patyrimais ir savo siaubo matymų ir tada tą temą gimdėt jau žinant temą. Kas tiksliau rašyme padiktuoja, ar susigalvota tema, ar idėja ir tada sugalvojama, kokiai temai ta idėja galėtų pasitarnauti sėkmingai. Tai čia dalyvių klauskit, tai čia komisija. Imti iš komisijos mikrofoną. Labai gerai. Taip, vieną, prašom. Taip, tai galit jūs pirmai pasakyti, tada kviečiu. Iš tiesų, tai praeitais metais dalyvaujant buvo vienas variantas, kai jau mintis kažkokia rezgėsi ir reikėjo ją įdėti į to miesto rėmus ir pritaikyti ir pritempti. Šį kartą turbūt dėka to, kad anksčiau paskelbėte temą,
kas pradėjo megztis ir rekstis, jau buvo kažkas siaubingo, jau pradėjau galvoti, ką aš čia baisaus galėčiau papasakoti. Ir tik į pabaigą tas siaubas ir ta idėja apsakymo, jinai išryškėjo, ten elementus susidėliojau visus, bet pačią, sakykime, aplinką ir patį veiksmą, kas ten vyks, tai jau tik temą sužinojusi pradėjau mąstyti. Nes iš tiesų daug geriau gaunasi, negu bandyti kažką, ką jau turi, pritempinėti, tai aš manau, tada greičiausiai tik pakenksi kūriniui. Ja, aš norėčiau pirmiausia sureaguoti, buvo minėta, kad Robertas yra tobulas personažas, tai Robertas visiškai sutinka, kad jis yra tobulas personažas. Aš tai todėl ir pasakiau, kad man ropkelė. Tai va, o apie kūrinį, tai jisai gimė 2 etapais. Aš tą gabalėlį, tą baisų į gabalėlį, nes tas kūrinys yra toksai, jisai juokingai prasideda ir labai nejuokingai baigėsi. Tai tą nejuokingą dalį aš buvau parašius seniau, tai buvo kitos istorijos dalis. Ir ten labai netiko, nes jinai buvo vienintelė tokia baisi ir jinai niekur nevedė. Ir galvoju, nu tai va gerai, panaudosiu čia, nes baisu. Ir tada galvoju, gerai, bet reikia tokio kokio nors gyvo, kokio nors veikėjo. Ir tada pagalvojau, ką jau irgi esu minėjusi, koks veikėjas būtų žmogus labiausiai netinkamas savininkas dvarui, kuriame vaidenasi. Tai va, ir taip gimė Robertas, jaunasis verslininkas, kuris žiauriai fainas yra. Dar trečią. Na, aš tai tik temą sužinojęs, nusprendžiau, kad čia reikia kažką pabandyti parašyti šiais metais. Ir buvo labai nesmagu pamatyti temą Šiurpės, fantastinio apsakymo konkursas, nes ne viena fantastinė knyga man nebuvo baisi gyvenime. Ir tada galvoju, aha, fantastika ir Šiurpas, kaip man bandyti sutalpinti viską. Tai galbūt čia buvo iššūkis, kur nieko nei pasiruošęs, nei ką. Buvo mintis apie tą vizito memo akinius, kurie pakeičia dvasinį, psichologinį skausmą fiziniu, tiksliau atvirkščiai. Bet jinai buvo visiškai neišplėtota, tai nusprendžiau, kad gal ir visai nebloga mintis pabandyti šiais metais. Aš gal labai irgi trumpai norėjau įsiterpti, man šiaip siaubo visa kultūra labai svarbi ir brangi yra ir kai aš nusprendžiau dalyvauti čia, aš turėjau personažą, tai konkrečiai Turglį, gimė jisai, ačiū, gimė jisai, pats pavadinimas gimė labai netikėtai, tai tik todėl, kad aš važiavau troleibusu ir pamačiau, kad žodis Turgelis nebeturi raidės E. Ir man tas pavadinimas taip patiko ir aš pradėjau nuo jo kaifuoti, kad aš pagal tai pradėjau galvoti kažkokį kūrinį ir kai aš parašiau pirmą versiją, kurios aš dėl laiko stokos čia nepasakosiu, bet ji buvo man tokia nuobodi ir aš galvoju, čia gėda būtų siųsti. Ir tada, kai paskui gimė jau ta mintis parašyti apie padarą, kuris žudo ar ne, ir aš iškart labai atsiprašau už tas išnašas pirmiausia, nes aš kai suradau kalendoriui vardą Tulgedas, aš negalėjau prisimti laurų galvoju, bet kad yra vardas, egzistuoja realiai, kuris reiškia, kad tai yra tas, kuris gedi, aš negalėjau nepasidalinti tuo, tai man šitas buvo ir pačiai pabaigai gal, iš tikrųjų, šiaip labai smagu, kad iš vis yra, ta siaubo kultūra puoselėjama ir, nežinau, man tai labai patiko dalyvauti ir ačiū visiems, aš jau sakiau už gražius žodžius, nes čia yra, didelis paskatinimas toliau rašyti. Tai ačiū labai ir dėkui. Ar dar yra norinčių prisipažinti? Tai kad apie pavadinimą. Mano pirmoji versija buvo atsiprašau pavadinimo. Turbūt suprantat dėl ko. Aš ten Discord'e aprašiau situaciją, aš netyčia, reiškia, iš tikrųjų atsiprašau tos publikos, kuri dėjo daug lūkesčių, kad Donelė čia ateis ir čia, visko pasitaiko, pasirodo. Dar gal kas nors. Dar yra dalyvių. Norisi daugiau pakalbinti, taigi čia apie jūs šitas renginys. Tai mano tai tiesiog katukai, liūdna. Jo, bet kai daviau perskaityti bendradarbiai variantą, jinai sako, tai čia tau baisu?
Abortas tau baisu, sako, tu čia surašai pagal tai, kas man asmeniškai baisu, bet aš galvoju, kad baisiausia tai ir yra tas, kas gali atsitikti kasdienybėje, o ne kažkur tai. Nu, ką tie drakonai, kai tėvai, nu, ne? Aš pasakysiu, man baisu nebuvo, bet jame buvo, va tas, kas man labai dažnai, kūrinį labiausiai užkirnas buvo šviesaus liūdesio, va toks kvapelis, va tas yra labai fain. Na, dar norinčių tarti savo žodį. Tai ačiū, aš dalyvau antrą kartą ir mano tikslas buvo truputį geriau negu pernai, nes po pernai nebebuvo kur žemiau kristi, tai... Kūrinį prisistatykit. Kūrinį fermą. Tai... Tai jo, nes aš pagalvoju, gal aš šiek tiek tą siaubą kitaip įsivaizduoju, nes, nu, ten pjūklas, kankinimai, ar ne, toks, man jis primityvokas, tas fizinis. Bet aš galvoju, o kaip man atrodo siaubas socialinis, visuomenėje, ar ne? Ir taip zombiai, žinau, kad nutampyta tema, ten visi, žinau, pasisakė tą, kad vėl zombiai. Bet aš galvoju, mes dažnai sėdim prie teliko, kaip tie zombiai, ne, tokie karaliukai vieni savo ten bute, valgom kitus padarus, o jeigu atvirkščiai, jeigu kiti padarai mus valgytų, mes tampam gyvulėliais. Ne? Toks, tas socialinis siaubas ir ten, aišku, bandžiau įdėti to ir kad revoliucija, tas netolygybė irgi atsiranda. Tai nežinau, gal per daug ten visko buvo tam pasauliui, per mažai personažai, bet šiaip ačiū, kad skaitot. Didžiausias siaubas vegetaram tas kūrinys buvo. Jo, tai čia jungta, ne? Tai visų pirma, tai šiaip labai norėjau Šiaip labai norėjau padėkoti šito konkurso organizatoriam, nes iš tikrųjų šitas konkursas yra vienintelis dalykas, kas mane paskatino po kokių 10 metų pabandyti prisės ir kažką parašyti. Ir aš porą metų vis maniau, kad jau bus tie metai, kai parašysiu, bet niekaip neprisiruošdavau, tai šitas jau buvo, nu tai dabar arba niekada. Tai va, labai ačiū, labai faina, manau, kad turbūt ne vieną žmogų paskatina kažką pabandyti parašyti. Va, o šiaip kodėl, čia aš skaičiau, prisijungiau vakar vakare prie Discordo ir po to paskaičiau komentarus apie savo darbą ir tada buvo klausimas, kodėl ten, žodžiu, pas mane yra baubliai. Ir buvo klausimas, kodėl yra 2 baubliai, kodėl yra baublio brolis, tai todėl, kad čia buvo pagal Poškos baublius ir ten yra 2 baubliai, yra baublys ir baublio brolis. O kodėl buvo šita tema, tai aš vaikystėje turėjau, tas tėvus buvo ant sienos paveikslas, kur buvo pavaizduoti 2 baubliai. Ir ten buvo baubliai, takas ir ten figūra, toksai vaikas ar ten suaugęs, nežinau, ėjo to taku. Ir man vaikystėje taip baisu būdavo į tą paveikslą žiūrėti tą laiką. Tai kažkaip buvau pas tėvus, žiūrėjau tą paveikslą ir va, kažkaip pagalvojau. Tai va. Savo vaikystės traumas perkelėt. Labai gerai, sveiki. Ten dar buvo. Kažkas dar rankytę kėlėt. Mes turime dar pusvalandį. Šiais metais, kadangi pernai nusprendėm, kad per mažai laiko pasikalbėjimam, tai 1,5 valandos davėm. Tai jeigu anksčiau baigsim, bus daugiau laiko žaisti, jeigu ne, tai galim kalbėtis ilgai. Taip, tai aš irgi norėčiau iš pradžių padėkoti už visą konkursą. Irgi paskatino rašyti, dalyvauju pirmą kartą. Kūrinį prisistatykit. Aš esu Šešėliuose autorė. Ačiū labai ir už gražius žodžius. Apie Lituaniką žinojau iš anksčiau, labai laukiau, o paskui, kaip sakant, realus gyvenimas atsirado ir prisiminiau apie konkursą likus 10 dienų iki deadline'o. Ir buvo labai daug problemų susigalvoti temą, nes kaip ir fantastika turėtų būti, bet kažkaip pasirinkau eiti labiau prie tokio realistiškesnio siaubo. Neturėjau nieko, nei idėjų, nei veikėjų, bet labai naudingas buvo darbo pobūdis, nes tokia tematika, jinai kaip ir yra labai gaila, bet jinai realybėje darosi vis dažnesnė. Na ir pagalvojau iš tikrųjų, kas gali būti baisiau negu tai, ką mes patys galim padaryti. Man asmeniškai tai yra žymiai baisiau negu drakonai, negu ir tas pats Stephenas Kingas, tai, sakant, taip ir gimė idėja. Ačiū. Kas dar?
Aha, ir aš dar tokį trumpą pasakysiu, mes knygų mugėje irgi šiais metais dalyvavom ir prieš knygų mugėje jau tą temą paskelbėm ir irgi galvojom, nu įdomu, kaip čia bus tas literatūrinis konkursas ir turėjom ten tokį kaip ir žaidimą, kur sukurk siaubo istoriją, ten 5 sakinių. Ir mus buvo nukišę ten į tokį kampą, kur ateidavo tik tai vaikai, kas nėra blogai, bet, nu, nebūtinai, ne vien tik tai ta publika, kurią mes dažniausiai turim. Ir turėjom vienintelį, kuris sudalyvavo tam apsakymų konkursą, tai buvo gal 8-metis berniukas ir ten pažodžiui neįvardinsiu, bet jo istorija buvo maždaug darėm šeimoje pietus, tėtis išėjo pieno ir negrįžo. Tai čia apie tai, kad ta socialinis siaubas iš tikrųjų ir tie kūriniuose atsispindėjo ir ta pirmam net ir vaiko kūrinį. Irgi neklausėm, kaip tam baigėsi tam vaikui, ar čia jo fantazija ar kūrinys. Taip. Labai trumpas pastebėjimas. Šių metų Nobelio premijos laureatas panašiai rašo. Va būtent va, tą, ką tas 8 metų berniukas parašė. Na va, o kad jau kalbam apie ultra trumpus kūrinius, tai šią vasarą buvo mūsų draugų rašytojų tokių parašinėjančių, gal taip įvardinkim, susibėgimas. Ir va tas tenai, kur su žaliu veidu laksto, išmetė mintį, kad o davai darom bendrą istoriją. Čia jau mūsų bendravime, kaip sakė, ne pirmas kartas bendros istorijos, bet viskas prasidėjo nuo super trumpos istorijos. Jeigu Egidijau neprieštarauji, pacituosiu vieno sakinio istoriją, kad parduodami vaikiški batukai, nenaudoti. Taip, žanro klasika. Ir nuo to prasidėjo diskusija mūsų. Apie vieną, apie kitą. Galų gale nusprendėm daryti eksperimentą ir parašyti kiekvienas, gavosi, ačiū Dievui, ne kiekvienas, nes parašėm tik 5 ir tai vos sukišom į reikiamą ženklų kiekį. Mini istoriją, užsidavėm vieną labai paprastą parametrą, beveik jo nesilaikėm, už tai tos istorijos išsilakstė po visus pakampės. Ir paskui gavosi iš to kūrinys sublimus. Tai aš paprašysiu atsistot kolegas autorius, kad pamojuot, stokit drąsiau. Tai va, taip, kad tai yra kolektyvinis kūrinys, o siaubas, jeigu sąžiningai, manau, mums visiems buvo tiesiog, tas dalykas, kurį reiktų pasistengti. Pavadinkim, garsiai neįvardintas, bet visiems aiškus parametras, nes, reikia konkursui, kaip sakant. Tai siaubas ten toks antrinis momentas. O dirbtinis intelektas, taip toliau, čia jau išsivystė diskusijų metu. Jeigu galima įsiterpsiu apie tą siaubą sublimus. Iš ties pirminių istorijų, tų mažųjų miniatiūrų, pirma idėja buvo istorija žinomų motyvų, tik tai perrašyta kaip nors siaubingai. Nes daug, literatūra tokia plati, kad ten gali visko surasti. Bet kartais mes tas istorijas, interpretuojam labai paprastai, perskaitėm, nieko baisaus. O tu pabandyk paimti ir ką nors perrašyti kokį žinomą siužetą, parašyk taip, kad jisai atitiktų kokius kitus kriterijus, šiuo atveju siaubo kriterijus. Tai yra, aišku, literatūrinis žaidimas, kas žaidžiama dažnai literatūros klasėse, rašymo kursuose. Pirminė idėja ir buvo žaidimas. Iš to žaidimo paskui reikėjo pagaminti, sakykime, gal pirminė idėja šiek tiek skiriasi, paskui reikėjo tik tai aplipdyti tuos kūrinius kažkokiu bendru siužetu, kurį mes irgi, man rodos, aptarėm daugiau ar mažiau, kaip bent jau pagrindinius dalykus. Ir iš to išėjo bent jau eksperimentas, manau, kad visai toks pusėtinas. Aš nors sako, kad gal nereikia apie tą eksperimentą kalbėti, bet aš manau, kad reikia paminėti apie, nežinau, ar jūs mane girdite. Taip, Discordo eksperimentą, kuris prasidėjo, mintis kilo dar praeitais metais, kai, kaip mes čia viską, kas geriausios idėjos, tik tai jau po visko. Tai nusprendėm, tokią nedidelę grupelę susiburti į atskirą kanaliuką ir paskaityti vieni kitų kūrinius dar rašymo procese ir padėti vieni kitiems. Tai 2 iš tų kūrinių iškeliavo į prizinės vietas, tai vadinasi projektas kaip ir mini, bet jisai kaip ir pavyko, vadinasi, kad tai padeda ir, tiesiog nežinau, galbūt Rasa dar kažką pridės, kas jai pasisekė ar nepasisekė, ar kas padėjo, nepadėjo, galbūt ir nežinau, ir mūsų investicija kažką dar pasireikš investavimo jo tai va.
Galima, aš dar prieš Rasą įsiterpsiu. Discord'e buvo sudarinėjami asmeniniai topai kūrinių. Aš topo savo ten nepateikiau, bet nurodžiau, kas pirmą vietą turėtų laimėti ir aš manau, kad tikrai atspėjau. Manau, kad pats labiausiai nusipelnęs pirmos vietos šiemet buvo Discord'o diskusijos apie kūrinius. Nes tiek visko buvo prišnekėta, tiek pripasakota, prisiginčyta, susipykta, susitaikyta, kažkas pabėgo. Aš labai norėčiau beje susipažinti su to, kuris pabėgo iš Discord'o grupės. Baisiai, asmeniškai, jeigu esate, prieikit prie manęs, neminėsiu vardo. Tai Discord'as, manau, pakeitė šiek tiek netgi santykių su šitu konkursu. Viena vertus atsirado beta, gamma, zeta ryderiai, kurie perskaito tą kūrinį nebūtinai prieš jau, kartais jau po to, kai jisai pateiktas konkursui ir jo kokybė atitinkamai gerėja ir galbūt pasimato kažkokia perspektyva, ateitis tų kūrinių. Kitas dalykas, bendruomenė, jau matyti, kad tai yra fantastinių kūrinių rašymo bendruomenė. Na, ten aš skaičiavau, kiek tų žmonių yra nuolat aktyvių. Man plius minus išėjo apie 20 aktyvių, bet tokių, kurie užbėga, dar turbūt kokių 30 yra žmonių. Manau, kaip mūsų tokie nedideliai lietuvėliai, 50 rašančių arba aktyviai nuolat šnekančių apie fantastinę kūrybą yra labai labai daug. Tai išties, bet teisingai tie grybukai Discord'o ir nukeliavo, Discord'o viena iš aktyviausių šnekėtojų, komentuotojų, neveltųjų, klasifikuotojų, kas tik norit. Labai aišku, kas kitais metais komisijoje turėtų būti, ne? Čia su komisijos surinkimu iš tikrųjų yra problemas, nes daug kas dalyvauja. Dalyvaujantis kaip ir negali būti komisijoje. Tai... Taip, nežinau, ar sutikčiau būti komisijoje, nes nors įrašyti. Taip, tokia problema. O pačios refleksija, vai? Aha, iš tiesų tai yra nuostabus dalykas duoti kažkam paskaityti. Aš atsimenu praeitus metus, kai aš išsiunčiau savo apsakymą, niekam nedavus ir dar net nesulaukus atsiliepimų iš ten kitų rašytojų iš Discord'o, daviau tėvams, daviau draugams, jau vien iš jų gavau atsiliepimų, kur matau, o ne, blogai, reikia tą padaryti geriau, aną padaryti geriau. Tada jau ateina ir palaiko Discord'o atsiliepimai, kurie plius minus paantrina tą patį. Tai beta skaitytojų turėjimas yra nuostabus dalykas. Pavyzdžiui, man asmeniškai, mano viena iš pagrindinių problemų yra, kad aš labai gerai suvokiu savo minčių seką. Ir aš parašau, ir aš skaitau, man viskas aišku. Ir tada kažkas prisėda ir sako, čia man nesusieina galai, o aš to nematau. Tai šiais metais iš tiesų turėti net ir tuos kelis žmonės, buvo labai mažytė grupelė, man atrodo, gal tik 5 ten buvome, buvo nuostabu, nes iš karto pabaksnojo, parodė, kur neaišku, kur nesueina galai ir perdariau, užteko vieną kartą tuos galus sujungti ir atrodo, gal net nebuvo ten tiek daug to taisymo, bet esminis skirtumas, nes tada jau žmonės skaito ir niekas nebesiskundžia, kad aš nepagavau nieko, ką tu ten rašai. Taip, tai tada dar vienas klausimas irgi, Aušra. Noriu ginčytis. Ar toksai labai grupinis darbas tada tikrai skaitosi legalu? Čia mes nesmeniškai turėjom srėpti pasiekmes, patys kurti ir patys srėpti pasiekmes. Mačiau aš tą iniciatyvą, kadangi ten irgi Discord'o grupiai lankausi kartais, kur visi šitie pešiojasi tarpusavį, berašantis ir ne tik tarpusavį, kur pastoviai labai smagu prieš kiekvieną konkursą paskaityti apie komisiją, visą teisybę sužinoti, kaip viskas nupirkta ir visa kita. Bet čia vėlgi yra labai skirtingi dalykai, ta prasme. Nereikia suprasti, kad ten kažkas kažkam perrašinėjo ar dar kažkas. Tai yra elementarus, paprasta praktika ir kada buvo tas klausimas apie tai, idėja tos tokios, kad tarpusavį truputėlį padarytos. Tai yra beta ryderiai, kurios turi ten, ta prasme, nežinau, ir daug kas iš žinomų rašytojų turi savo beta ryderį. Tas pats Andersonas ten pastoviai surašo 30 žmonių sąrašą, kas yra jo beta ryderiai, tai dabar mes jo knygų negalim skaityti kaip jo asmeninių knygų ar kaip. Čia vėlgi, ta prasme,
nėra taip, kad ten kažkas kažkam perrašinėjo. Pabaksnojo, kad va čia gal blogai, va čia va gal blogai. Tai taip, nu, galbūt tokio atžvilgiu įgijo kažkokį pranašumą, bet ta prasme tas veiksmas nebuvo uždraustas niekam duoti kažkam tai paskaityti ir pagal tai kažkiek taisyti dar kūrinį. Aš manau, kad kaip tik galbūt net skatintinas dėl to, kad skaitytojai, dėl kurių tie tekstai vis dėlto kuriami, gavo geresnį produktą. Tai, kad maišelį su 3 dovanėlėm teks dalinti 2 žmonėm, o ne vienam, tai yra beta ryderiui, ten gamma ryderiui gal 3 žmonėm, nu tačiau vidiniai dalykai, teorikos kokios, ar kaip jie ten susimuš dėl tos raketos, ar ko nors, ar dėl koinės po vieną pasidalins, bet manau, kad galutinis rezultatas, tai yra apskritai rezultatas, dėl ko šitas konkursas fantastinio apsakymo, dėl Lietuvos fantastikos, dėl Lietuvos literatūros, pagaliau dėl fantastų, nu aš manau, kad visi iš to tik tai laimi. Taip, kad ar kažkas pasiskaitė, ar tėtė, ar mama, ar nežinau, gal savo katei davėt, kas nors skaitys. Tai čia kitas dalykas. Pridursiu prie to pačio, kad kai tais liūdnesniais metais dar būdavo skaitimo per džiunglės, aš tikrai žinau, kad paskrolinus atgal bus galima rasti, kad buvau parašęs, kad duokit vaikai mamai paskaityti prieš išsiųsdami komisijai, draugui, jeigu tokį turit ir taip toliau. Nes jau iš tikrųjų mane, kaip pasakyti, jau užmušinėdavo tuo metu tas, kad... Taip. Tai va panašiai. Kiek atsimenu, Gintas irgi rašydavo savo komentaruose, kad duokit kam nors paskaityti prieš išsiųsdami. Tai, nu, bent jau tam, spellprooferiu ir kaip jis vadinasi. Grammarly irgi. Tai dar irgi, kadangi, nu, tai visas tas konkursas iš tikrųjų, va čia kaip ir kalbėjom, tai yra tam, kad mes stiprintumėm, augintumėm tą fantastiką rašančių žmonių bendruomenę, tai lygiai ir konkursas yra augamas. Tai jeigu Discordo grupėse, grupelėse ar kažkur sugalvosit kažkokių irgi būdų, kaip galima ir papildyti patį konkursą, jo formą kažkokią, gal arba autorių išrinktą kūrinį dar kokį apdovanot ar kažką, tai tą irgi viską galima daryti. Tai čia, kaip sakant, augam kartu. Ačiū, šį galima tokį, šiek tiek techninį, galbūt netikėtą klausimą, nes dabar paveikslus galima su, vadinkim, kabutėse dirbtiniu intelektu kurti. Rašyti galima irgi pasitelkus didžiasias tas kalbos programas. Tai kaip jūs matot konkursą ateityje, reiks anketas siųsti, aš patvirtinu, kad šitas yra parašyta mano be kabutėse dirbtinio intelekto įsidėjimo ir panašiai. Jau šiemet reikėjo tai siųsti. Aš iš techninės pusės atsakysiu, šiemet turėjom kūrinį, kuris tikrai buvo rašytas anglų kalba ir verstas į lietuvių kalbą pasitelkiant automatinį vertėją. Tai aš nelabai įsivaizduoju asmens, kuris pasitelks dirbtinį intelektą parašyti kūrinį, kurį jam parašys anglų kalba. Kol kas mes dar neturim jokių įrankių, kurie rašo lietuvių kalbą. Aš tikrai nemanau, kad tas asmuo vers į lietuvių kalbą, reiškia, naudosis automatiniais vertėjais, aš jūs galiu užtikrinti, kad tie kūriniai neišeis į topus. Aš galiu papildyti, Andriu, iš tikrųjų turim tokių priemonių, yra jau netgi paskelbta Nemune dirbtinio intelekto programa sukurti kūriniai, apie kurį paskui aptarinėdami žmonės sakė ten kavinį sutikau, sako, aš su autoriumi, aš jau ten alų gėriau, nors tai buvo dirbtinio intelekto, bet nebuvo niekam išduota. Taip, kad dar klausimas, kiek jų yra ir šitam konkursui yra dirbtinio intelekto, tikrai, Andriu, nebūčiau toks skeptiškas, nes tas Nemune jau buvo prieš 3 metus paskelbtas. Tai dar nebuvo toks tobulas. 2 apsakymai. Ne, lietuvių kalba parašyta, aš, istoriją vėliau papasakosiu. Specialiai programuota tiesa. Dar čia prieš irgi įsijungiant, tai iš esmės tai kaip ir vizualinio meno konkurse, irgi vienais metais turėjom daug su dirbtinio intelekto kurtų piešinių,
O paskui sugalvom, kad tai reikia atskirti kategorijas. Tai viskas gerai, jeigu žmonės pasitelkia tai kaip kažkokia kūrybinė priemonė ir iš tikrųjų tas vertimas jau tai priverčia galvoti literatūriškai, kad gražiai vis tiek tai yra kažkokia kūrybos ir mokymosi galbūt forma. O jau tas sąžiningumas, į kurį konkursą dalyvausi su tokiu kūriniu, tada jau nuguls tam autoriui ant pečių. Aš keletą tik tais labai pastabų trumpų. Tai pirmas dalykas, aš irgi norėčiau apginti tą rašymą ir kartu ir šiaip, nes dėl labai elementarios priežasties, kai aš pradėjau skaityti savo kūrinio atsiliepimus ir ypač tą adekvačią kritiką, kuri buvo, nes aš ir draugams sakiau, kad man buvo smagu tai, kad ta kritika buvo adekvati labai. Ir kai kažkas, aš tik nepamenu, kas, jeigu kažkas prisipažinsit irgi pasakysit, kai kažkas pasakė, kad reikėjo tam tikroje vietoje nutraukti, pavyzdžiui, mano paties kūrinį, žinokit, aš nemoku, jūs pasakėt, ar ne? Ir aš galvoju, man, nu taip, tada irgi iš teksto žodžiais kalbant suspaudė širdį, nes aš galvoju, nu čia yra genialu, ta prasme, čia reikėjo, va taip reikėjo padaryti, va čia reikėjo sustoti ir aš galvoju, nu, nes jeigu būtų kažkas nepasakęs, aš būčiau galbūt pergalvojęs, kur aš dar galėjau tobulinti, o čia buvo labai paprasta pasakyta pastaba ir jinai buvo pasakyta, nu, tikrai adekvačiai, aš mačiau, kad čia buvo, nu, mano klaida padaryta. Ir dar vienas pastebėjimas, aš kartais turiu su moksleiviais savo šitas kūrybinio rašymo, irgi mes turim tokius ratelius ir man vienas iš turbūt viena iš įspūdingiausių šiurpių čia atliepianti tai, ką jūs sakėt, tai aš atsimenu, viena septintokė parašė kūrinį, gal jis neatrodys dabar toks baisus, bet kai jinai perskaitė, man šiurpas perėjo, jinai pasakojo apie tai, kad sako, sėdėjau namuose, mama pakvietė valgyti, aš lipau laiptai žemyn ir prisiminiau, kad mamos nėra. Tai, nu, va, vėl šiurpas čia nuėjo. Bet aš ko labai norėjau paprašyti, mes Lietuvoje, arba aš nežinau, arba mes neturim labai daug siaubo kūrinių, kurie būtų, nu, tokie, kuriuos galėtume, nežinau, rekomenduoti, nes mano asmeniškai paskutinis turbūt skaitytas siaubo kūrinys, kurio aš beveik ir neatsimenu, nu, tai yra, aišku, turbūt Vėjas nuo jūros, kuris buvo parašytas prieš milijoną metų, o ar mes turim kažką, gal jūs galėtumėte rekomenduoti kažką, ką iš tikrųjų dar, nu, nežinau, praleidom pro akis ir panašiai, nes iš tikrųjų labai liūdna situacija yra. Tai jeigu galėtumėt parekomenduoti, tai nežinau, aš tai labai norėčiau sužinoti, ką iš lietuvių autorių mes galim skaityti kaip kokybišką siaubo literatūrą. Ačiū labai. Kadangi mus paskutinės 10 minučių turime ir paskui 5 iš esmės, nes turim dar duoti laiko pasiruošti, tai paskutinį, va čia į šitą klausimą atsakyti ir dar kažkokią refleksiją, paskutinius žodžius visiems. Dievuliau, tų refleksijų jau man atrodo užtenka, viską pasakėm, o dėl tų siaubo, tokio siaubo, kurį mes pažįstame iš anglosaksų ir panašiai, nėra. Vėjas nuo jūros ir tai, nu, čia sėdi žmogus, kuris kraipo galvą, nesiauba. Nu, iš tiesų ten nedaug to siaubo. Bet jeigu norit iš tokios realistinės, siaubingos, psichologinės prozos, nu, ne tai, kad siaubingos, bet vat, kaip paskaitėte tą sakinį ir kuris jūs vat užkabino, tai yra Vido Morkūno Pakeleivingųjų stotys. Tai vad galit pabandyti va tokių gyvenimiškų, baisių istorijėlių paskaityti. Tai va, viskas. Ačiū visiems labai už konkursą. Manau, kad visi mes irgi sakom tiesiog ačiū organizatoriam, vertintojam. Ir skaitytojam, ypač skaitytojam. Taip, skaitytojam. Skaitykit, komentuokit. Ne, nu aš vėl paskutinį žodį, aš norėčiau savo paskutinį žodį sakyti dar po keletos bent jau metų, taip kad net visiems ačiū, kas rašėt, ačiū ir šitą va, prie rekomendacijų, jeigu dar nespėjot, tai perskaitykit visus šių metų darbus, tikrai yra gerų, tikrai. Čia tiesiog techninė informacija. Buvo labai daug kartų paminėtas Discordo serveris. Jis yra visiems atviras, mes visus jį kviečiam ir visų laukiam. Ten yra labai linksma ir kai bus koks nors linkas susijęs su šito apdovanojimu, kur bus galima įmesti pakvietimą, aš tai padarysiu ir visi ateikit.